Sveiki žvejai ir gamtos mylėtojai, kurie didžiąją dalį savo laisvalaikio praleidžia gamtoje, prie vandens telkinių, taip suprasdami, kad tai yra tikras relaksas. Ir mūsų vandens telkiniuose yra daug prileista, įžuvinta, indriukuoto žuvies, kuri vadinasi plačiakaktis. Mes matom, kad jin yra ir žinome, kad yra įleista tvenkiniuose, bet bandome ją sužvejoti ir mums nesiseka. Ir bandysime šiuo momentu aptarti, kokie yra žvejybos būdai, variantai pagauti šitą žuvį. Minta kaip kempinė, infiltruoja vandenį, kuriame gyvena smulkus organizmai, planktonas, ir maitinasi paviršutiniuose vandens sluoksniuose. Pagauti nuo dugno gal kažkam yra tekę, gal nėra, negaliu tai atsakyti. Pats esu mėginęs sunkiai, bet iš nuogirdų žinau, kad jau yra tekę pagauti ant tokių sistemėlių, kurias tuoj aptarsime, analizuosime ir bandysime patys su jom žvejoti. Ši žuvis maitinasi paviršutiniuose vandens sluoksniuose ir minta planktonu. Tai yra smulkus organizmai. Mes tų smulkių organizmų žinome neužkabinsim nei ant kabliuko, nei ją pamaitinsim, todėl yra sukurtas technoplanktonas, kuris vandenys skleidžiasi dulkių pavidalu, darydamas debesį. Pažiūrėkim, kaip planktonas elgiasi vandenyje netoli. Matosi skleidžiasi nuo savęs smulkės detalės, taip pat spalvos debesį ir kvapo, kuris vilioja plačiakakčius. Labai gražiai matos. Debesis nuo jo in. Prie kurio prieina plačiakaktis ir tiesiog jį kvepuoja, filtruoja. Taip pasisavindamas į save kaip maistą, kaip kempinė, jis košia visą vandenį, jį filtruoja. Trumpai aptarčiau šias sistemėlės pradžiai, o paskui pereisim prie šitų brikečių technoplanktono ir kaip jį pasigaminti patį. Taip pati sistemėlė gana yra labai grubi, sakyčiau. Tai yra didžiulė plūdė, o plūdė yra didelė dėl to, kad reikia išlaikyti, sverianti kokį 30 gramų, tikrai 30 gramų sverianti supresuotą jauką, kuris skleidžiasi debesiu. Ir šitas jaukas kabinasi po šitą plūdę, kurį laikys, ir skleidžia debesį, ir čia yra du kabliukai. Realiai jie yra tušti. Priplaukęs plačiakaktis kvepuoja šitą skleidžiamą debesį technoplanktono ir įsiurbia tuos kabliukus ir pasikerta. Tai tokiu principu jie yra žvejojami. Jos visas yra labai panašios, jų principas vienodas realiai. Visas šitas sistemėlės galite pamatyti įdėmiau, apžiūrėti ir žinoma įsigyti internetinėje parduotuvėje viskažvejų.lt. Kas dar gerai, būtent sistemėlės kitoje pusėje yra vizualiai pavaizduota, kaip reikia jas naudoti, kad jūs suprastumėt. Dar yra sistemėlės pakeliančios nuo dugno. Šitas briketės yra reguliuojami putų polisterolo plūdės. Jos naudojamas labai nedideliuose gyliuose, nes šitas žuvis ateina šildytis ypač pavasarį į mažus gylius, metro gylį. Tai jas parodysim iš arčiau jums. Taip pat yra sistemėlių, į kuriuos dedasi į vidų šitas technoplanktonas. Jos atsidaro ir į vidų paprasčiausiai įsideda. Įsideda, užsidaro, kabinasi didelė plūdė. Čia nėra jinai pilnai surinkta, kaip šitos yra pilnai paruoštos, tik belieka prikabinti planktoną ir mesti, bandyti žvejoti. Toliau, kalbant apie planktoną, jo yra pagaminta jau. Įvairių kvapų turim kondensuoto pieno, anyžiaus, krapų, žirnių, cinamono, vanilės ir kitų variantų. Bet galima padaryti ir patiems. Tai yra jaukai, kurie skleidžia debesį, labai smulkus, turi savį kvapą, kuris patinka plačiakakčiams. Bet šitą jauką galima dar užmesti kaip rutulį, kuris įsiskleistų, padarytų debesį, bet iš jo galime patys formuoti ir daryti šitas briketės, kurios kabintosi prie plūdės ar dėtosi šitą šeriklėlę, kuris kleistų debesį. Yra tokie pašariniai presai.
Dabar aš jums parodysiu, kaip yra naudojamas šitas presas. Mes susimaišome jauką, palaukiame, kol įsisavins drėgmę, kad iš jo galėtume spausti, formuoti briketes. Cukus presą įdedame jauko, į vidų pridedam jauko, uždarome dangteliu ir iš apačios sukame, taip presuodami esamą jauką viduje. Kiek įmanoma suspaudžiame, palaukiame šiek tiek ir nusukame viršutinę dalį ir ištraukiame jau suformuotą jauko briketę, kurią nuėmame ir galime naudoti plačiakakčių žvejyboj. Be to mes galime šitą jauką paskaninti įvairiais priedais, nes žvejai visada eksperimentuoja. Ir žvejyboje nėra taisyklės. Vieną dieną kybo ant to, kitą dieną gali kibti visiškai skirtingai. Jaukų rasite taip pat internetinėje parduotuvėje viskas.žvejų.lt. Toliau, kas belieka, jau pereinam sistemėlę turim, pasigaminam ar nusipirkom technoplanktono briketes, ką reikia užkabinti ant kabliuko. Galima iš tikrųjų ir nieko nekabinti ant kabliuko, bet kiek esu žiūrėjęs kitų laidų, kurie žvejoja, yra kartu prie sistemėlės putų polesterolo burbuliukai. Spalvoti, balti, raudoni, žali, bet jie yra bekvapiai. Mes naudosime ir mėginsime, tai yra kukurūzų pagrindo pagaminti, vadinami pufikai žvejų tarpe. Jie šiek tiek kelia kabliuką ir yra įvairių skonių. Taip pat yra specialiai sukurta kukurūzo pagrindo irgi pūstas kukurūzas, kurį galima užkabinti. Plačiakakčių žvejybai naudojami grubus įrankiai, nes žuvis auga gana didelė ir greitai ir tikrai turi daug jėgos, jinai šokinėja, daro žvakes iš vandens. Tai mes turime naudoti galingus fiderius ar karpinės meškerės. Taip pat yra specialiai gaminamas plačiakakčiams skirtas valas. Šiuo atveju 0,3 storio, kuris laiko 12 kg. Valas yra plaukiantis ir pasilieka vandens paviršiuje ir yra skaidrus, kad jo plačiakaktis visai nematytų ir jam nesukeltų jokio įtarimo. Štai žvejai šitos tokios grubės sistemos su dideliom plūdėm. O plūdės yra didelės, kad išlaikytų šitą briketės svorį. Nuo plūdės iki sistemėlės pačios yra labai mažas atstumas, maksimum 50 cm. Šitą sistemėlę aš užrišau ant meškerės. Matome, yra šeriklėlė, spiroklinė. Mes galime pasidaryti iš jauko ir čia prispausti šito pašaro, planktono ir mesti. Bet kitas variantas, šitą spiroklinę šeriklą nusisuka. Mes uždedam kiekvienam planktono gabalėlį yra skylutė, kad jis užsimauna. Ir atgal užsukame varžtelį ir taip. Ir ant kabliuko galime kabinti specialiai paruoštus plačiakakčius kukurūzus ar putų polesterolo gabaliuką. Šitie pūsti kukurūzai, jie po truputį tirpsta ir minkštėja vandenyje. Štai taip atrodo paruošta sistemėlė jau užmetimui plačiakakčiams. Bet dar turiu vieną patarimą žvejams, nes metant šitas svoris lekia pirmas ir šitie kabliukai gali tiesiog apsisukti čianais. Ir mes galime laukti ilgai plačiakakčio kibimo ir nesulaukti, nors jis bus priplaukę šalia ir tikriausiai maitinsis technoplanktonu. Kad to neatsitiktų, aš jums atskleisiu mažytę paslaptį. Žvejų karpininkų tarpe yra tokie tirpstantis vandenyje kukurūzai. Jie naudojami taip pat, kad metant masalą, jisai neapsisuktų ant pagrindinio valo. Todėl mes
uždėję technoplanktoną, uždėkime dar tirpstantį kukurūzą, prisukime ir kabliukų smaigalius įsmeikime čionais. Ir mes būsime garantuoti, kad masalas nukris tvarkingai į vandenį ir nebus apsisukęs ant sistemėlės aukščiau. Visa sistemėlė plačiakakčiams yra paruošta. Kas belieka? Užmest ir bandyti laukti šios žuvies. Bandysim daryti tolimą metimą ir pagauti išsvajotą žuvį plačiakaktis. Tokią plūdę tikrai lengva matyti, sakyčiau, kaip lydekinė plūdė, netgi ir didesnė dar. Na ir ką, tiesiog reikia laukti. O kol lauksim, surišim dar vieną meškerę. Pabandysim pažvėjoti su keliom. Viena meškerė užmesta. Aišku, su viena mažai galimybės pagauti. Turiu dvi galingas meškerės, galingus fiderius ir sistemėlių turiu, kodėlgi neužmest dar vienos. Taigi pakartosim tą patį. Prisirišim prie pagrindinio valo. Susirišom. Plūdės gylį padarom iki gero pusę metriuko, nes daugiau ir neleidžia šitą sistemėlę. Čia principas yra toks. Taip pat yra spiroklinė šėrykla, į kurią galime naudoti savo pasigamintą pašarą, bet mes naudosim jau gamykloje pagamintas briketės, kurios yra įvairių skonių. Uždedam briketę. Uždedam tirpų kukurūzą, kuris neleis metant kabliukam apsiviniuoti ant sistemos. Ir bandom kažką užkabinti iš masalų. Smaigaliai paruošti ir smaigalius sukišu į tirpstantį vandenyje kukurūzą. Viskas. Sistema paprasta, labai grubi. Tikimės, kad pasiteisins. Ir vėl bandom užsimesti. Taigi žvejai, mėginkite pagauti neeilinę žuvį, naudokite šitas sistemas, kurkite patys savo, darykite planktoną. Svarbu, kad skleistų debesį ir plačiakaktis ateina. Orai tikrai leidžia, šilti ir ypač jie matosi, kaip yra ramus vanduo, lygus kaip stiklas, šviečia saulė, matosi, kad jie būriuojasi, plaukėja po 5, po 6 ir bandykime juos sužvejoti. Buvo plūdė ir dabar tiesiog stebiu, nes matau, vyks kažkas, daužo tą planktoną, ar sunosim, ar kaip. Plūdė. Na žvejai, mums pavyko pagauti šitą įspūdingą žuvį, bet prenumeruokite mūsų kanalą ir spauskite like ir laukite tęsinio.